Nežinau, kaip tai girdėsis, bet šį kartą, praktiškai pirmą kartą, pakėliau sparną ir pats pakilau į viršų, net Audriui nereikėjo važiuoti, paskui šiek tiek pavažiavo, atsikabinau termikę. Dienos daug drėgmės, labai šalta, tai temperatūrinis gradientas, viskas tvarkoja, šiaip tai daug drėgmės, linkę į išdozavimą, bet ir tokiom sąlygom yra įdomu labai paskriesti, ką mes šiandien ir pabandysim. Tiesa, šiuo metu dar Lietuvoje vyksta NATO pratybos ir labai daug erdvės yra prirezervuota, išskirta naujų zonų palei žemę. Tai realiai tai reikia nesileisti, skriesti viršų ir tada viskas tvarkoj. Nežinau, kaip stengsiuosi iki pačio paskutinio, kad padaryt tą skrydį legalų, nekirsti tos zonos nusileidime. O kaip man seksisi, jūs pamatysite netrukus.